Sveiki visi, su jumis Ingrid ir tęsim temą apie tikasi matosi pozityvas. Ir šiandien iš tikrųjų užduosim vienintelį klausimą, ką man daryti, kad būti, galima visą dieną, ar kaip jūs norite, parašyti ar visą parą būti pozityvi. Ir piešime tiesiog linijas ir klausim savęs, ką man daryti, kad būti pozityvi. Stebėkit, kas vyksta jūsų kūne, neužmirškite gerti vandens ir žiūrėkite, kaip norisi piešti jums šitas linijas, nes man tai prasidėjo labai įdomus toksai dalykas, kaip kad norisi iš karto stabtelti ir mane tiesiog stabdo, toksai jausmas, nežinau kaip jums, aš taip energingai paleidau linijas ir paieškoti noriu tos figūros, apie kurią pagalvojau apie veiksmą. Nežinau kaip jūs. Aš vakar dariau video ir mes su grupė tokia nedidelė, nuostabių moteriškių, su kuria aš piešiu gyvai, mes priėmėm tokį sprendimą, kad daryti rytinius ritualus. Ir man vis tiek išlindo tas ritualas, matomai, mano smegenim ir mano visai sistemai tas ritualas patiko ir prilipo. Įdomiai taip labai. Ir norisi man tiesiog. Va čia dar yra toksai atėjo mintis tiesiog leisti savo būti pozityvi. Labai keista, nes iš tikrųjų būna tokie momentai, kada žmogus daug ko savo neleidžia. Dėl patirčių įvairių ir tos patirtis dažniausia būna iš vaikystės, nelabai kokios, galbūt dėl savo pozityvo žmogus yra gavęs, kaip sakant, į kaulus. Čia metaforiškai kalbu. Ir todėl nusprendžia nebebūti toje būsenoje arba vengti tos būsenos, todėl kad tai nėra saugu. Nes mes labai daug ką darom tam, kad būti saugiam. Ir kartais jau tų situacijų kaip ir nebėra, bet užsifiksavę yra kažkokie tai dalykai ir mes savo tiesiog draudžiam. Okay. Vis dėlto nepatingėjau ir atsinešiau vandens. Nes jaučiu piešiu ir tiesiog jaučiu, kad reikia išgerti. Ir galvoju, būtų gerai papiešti dar, ką daryti, kad išlaikyti dar tą pozityvą įvyti, tai įveisi. Bet gal daugiausia iššūkių yra, kada žmogus tu esi, taip pat, kaip pasakyti, gerai nusiteikęs ir tau dėl kažkokių tai priežasčių. Bet aš dabar, žinokit, filosofuoju ir galvoju, kad tos priežastys tai arba yra mūsų vidiniai kažkokie scenarijai, neišspręsti, giminės, ta prasme, scenarijai. Yra vidinės kažkokios kliūtis, kurios neleidžia galbūt išlaikyti mums šitą pozityvą pakankamai ilgai ir mes įbrendam į tam tikrus dalykus. Kažkodėl tai, dėl saugumo, kaip sakiau, mes renkamės nebūti šitoj būsenoj. Kažkodėl tai mums naudinga kartais nebūti pozityvę, vadinkim taip. Yra vadinasi kažkokia antrinė nauda. Žodžiu taip, antrinė nauda, tai mes čia pasimsim, nors man čia noris. Gal čia, okei. Čia reikėtų biškį pasikapstyti savyje ir ieškoti atsakymų viduje. Taigi, vidinė analizė, prašykim, arba antrinė nauda. Sutrumpintai parašiau, antrinė nauda. Ką man daryti, kad būtų pozityviai, reikia man iš tikrųjų pradirbti šitą klausimą. Pradirbti šitą klausimą, pasižiūrėti, pasikapstyti viduje, kodėl man čia taip. Ką man daryti, kad būtų pozityviai. Apie saugumą sakiau, tai jausti saugiai. Šį kartą linijų labai daug. Okay.
Ir dabar žiūriu, kad man baigėsi šitas markeris. Jisai nebe taip gerai piešia. Aš sustabdau ir toj sugrįšiu, kai suapvalinsiu viską. Na štai, jau einu į pabaigą suapvalinimo ir iš tikrųjų, jeigu atsakant, ką man daryti būti pozityvę, vat ilgą laiką, tai aš turėčiau dar iš tikrųjų to klausimo padirbėti ir man dar atėjo tokie tiesiog tokios įžvalgos, kad bendrinės naudos, kadangi dėl saugumo, tai greičiausia tupės ten dar dėl kažko tai kaltė kažkokia, gal net baimė, kaip sakiau, įvardinau, ne dėl kažko tai ir kaltė ir gėda. Ir čia reikės prisėsti savaitgalį, pasižiūrėti, pasianalizuoti. Geroji dalis tai, kad aš turiu praktikas, kaip pradirbėti šitos visus dalykus. Jeigu sugalvosite ir norėsite technikų, kaip padirbėti su kalte, baime ir gėda, kreipkitės asmeniškai, bet paslauga bus mokama. Aš šitų technikų už dyką tikrai neatiduodu. Tai yra toksai dalykas. Tai va, ir dabar tiesiog suaktyvinsiu spalvą truputėlį. Pabaigsiu, tai tikrai, kai bus įkeltas jau video. Ir tie, kas norės, komentaruose pamatys užbaigtą galutinį variantą. Galbūt ne taip greitai, kaip norėsis, bet tikiuosi. Spalvinimo gamą. Kartais tai būna labai greitai nusispalvina, archetipuojasi, taip vadinkime, ne neurografai. Bet kartais būna taip, kad tu tiesiog nenori to dalyko daryti. Būna ir taip. Nu, man čia kažkodėl tai norisi tiesiog šį kartą saulės spalvos. Okay. Tai va, ir dabar, taip, dabar vedam lauko liniją. Viskas, aš ją vieną čia dabar pradėsiu, gal galutinio variantą ir bus daugiau. Ir man šitam piešinį aš užfiksuosiu vis dėlto dar šitą dalyką, padirbėti su savim, su šitą užklausą, nes, nu jo, čia yra labai įdomu, paprastas klausimėlis, tikiuosi neišsitepsiu čia, paprastas dalykėlis pozityvas, o kiek jisai turi daug reikalų. Ir tikrai, vat, atsisėdus, galiu nuoširdžiai pasakyti, aš vis laiks nuo laiko labai nustembu, kai išeinu į tokius dalykus kaip šį kartą, nes tikrai kažkaip tai nesitikėjau, kad man pavyks iš karto panirti labai tokį gėlį ir neurografiką. Man patinka dėl savo kartais pateikiamų netikėtumų, nes jin kiekvieną sykį 2 kartus to paties piešinio nenupiešia ir taip pat tai iš visada šansų. Ir jeigu gerai sau uždavinėjai klausimus ir savęs klausai, tai tikrai išeina paprastos linijos, tiesiog neurografinės, kurios turi savo užpatentuotą vardą, tai yra Pavelo Piskarevo. Ir jos daro va tokius štai stebuklus ir randi atsakymus į savo klausimus. Tai va, tai žinokit, šiam kartui tiek, gal dar šią savaitę pavyks padaryti tęsinį, bet tęsinį norėčiau padaryti šiek tiek padirbėjus su šitais visais dalykėliais. Tai va, su jumis buvau aš, Ingrid, ir komentaruose rašykit, kaip jum ir kas pas jūs vyksta. Taigi, ate.